ir Mindaugą. Jie abu yra girių inspektoriai. Ir mūsų žygis ne vieną kartą buvo po Lietuvos miškus. Iš arti matėme, kaip yra naikinami mūsų miškai. Filmavome. Nuo mūsų bėgo tie žmonės. Mes juos stabdėme, sakėme, jeigu jūs viską darote pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodėl jūs lepėt savo veidus, bijote papasakoti, ką jūs čia veikiate ir kam tą medieną žadate atiduoti. Noriu žodį suteikti girių inspektoriams, Sąjūdžių už Lietuvos miškus sąjungininkams, girių inspekcija. Prašau, Mindaugas. Sveiki. Labai džiaugiuosi, kad ir kiek mūsų čia susirenka. Tiesiog norėčiau pirmiausiai pasidžiaugti, kad yra dar laisvų sielų Lietuvoje, kurios gali mąstyti, kurios nebijo. Ir norėčiau pasidalinti savo skauduliais, kalbant šitom visom temom, nes jau 3 metų dalyvauju miškų stebėsenoje. Pagal profesiją esu menininkas, bet prieš 3 metus, kai pamačiau niokojimo mastą, tiesiog pradėjau persikvalifikuoti į miškininką. Įsivaizduokit, taip mane palėtė šitie niokojimo mastai, kad neturėjau kitos galimybės tik tai veikti. Mūsų veikla prasidėjo kartu su Laurynu nuo stebėsenos ir vienas iš pirmųjų objektų buvo Rūdininkų giria. Mes ten daug laiko leisdavom, kaip sutapimas, gal čia mūsų likimas ten patalpino, mes tenais būdavom, džiaugdavomės tomis vietomis ir realių laikų matėm visą destrukcijos mastą. Nuo pat pradžių iki dabartinių pastatų. Kas įvyko? 5 draustinių zona, vienas iš didžiausių masyvų Lietuvoje, vientisas masyvas, buvo paaukotas infrastruktūrai. Tas pats vyksta dabar Kapčiamiestyje. Dabar tas pats vyksta Kapčiamiestyje, ar ne? Ir Rūdininkų poligono istorija buvo labai tyli. Jeigu pastebėsit, nei viena aplinkosauginė organizacija neišreiškė jokios pozicijos, nes jie bijo. Jie bijo būti apšaukti vatnikais, prarasti savo fondų lėšas. Dėl to man yra liūdniausiai, nes aš į juos iš pradžių, kai pradėjau savo šitą veiklą, žiūrėjau kaip kažkokius etalonus, kurie mus čia išgelbės, kurie padės, bet kai supratau, kad jie priklausomi nuo aplinkos ministerijos lėšų skirstomų ir kad jie neturi galimybės pasisakyti, tai aš čia stoviu kaip aplinkosaugininkas, kuris turi galimybę pasisakyti, nes esu nepriklausomas nuo jokių fondų. Ir skiriu savo laiką, savo lėšas tam, kad būtų Lietuvoje daugiau brandžių miškų. Esmė kokia? Esmė yra tokia, kad visi šitie projektai, Rūdininkų poligonas, dabar Kapčiamiesčio poligonas, dar planuojamas Ukmergės, ar ten poligonas, bet sakykime, karinė infrastruktūra, visa vyksta miškų kaina. Visi šitie projektai vyksta didžiausiose, gražiausiose miškų vietose. Tai yra absurdas. Tai yra trumparegiška ir tiesiog nesusivokimas situacijai, kad išplyninti, paversti dykumą ir urbanizuoti paskutinės mūsų didžiagirės yra Lietuvos skurdinimas. Taip. Ir aš dalyvausiu rytoj aplinkos komiteto posėdį, kalbėsiu apie nemedieninę ekonomiką. Ir aš jums truputį pristatysiu, ką Lietuva turi išmokti. Nes visa sistema yra paremta pinigėliais. Jau gavome iš kapčiamiestiečių informaciją, kad 5 kirtimo mašinos jau dirba toje vietoje. Šaudyklos jau atitvertos, nors įstatymas dar šiandien bus priimtas. Susivokit, kas vyksta. Artimai bendrauju su Kapčiamiesčio bendruomenės žmonėmis, man labai jų gaila, jie yra sudeginti, nusivylę žmonės, nes įsivaizduokit, gyveno savo normalų gyvenimą ir kūrė šeimas, verslus ir per 3 mėnesius turėjo išmokti viską apie miškus, apie įstatymus, apie viešą kalbėjimą ir jie tiesiog sudegė. Aš tikiuosi, kad mes jų nepaliksim vienų ir toliau jais rūpinsimės. Rūdininkų poligono atžvilgių ten nebuvo bendruomenės. Kapčiamiesčio atžvilgių ten jau atsirado bendruomenė, ten įvyko renginiai, protestai, ten tūkstančiai žmonių susirinko.
kiekvieną šitą projektą, kuris dabar bus karo pramoniai stumiamas, stebėkime kiekvienas pilietis, nes mes turime teisę ir privalom pagal konstituciją saugoti savo aplinką. Ir tai yra būtina. Sveiki gyvi, esu Laurynas Žemaitis, VŠI girių inspekcijos steigėjas ir dėl ko šiandien esu čia? Dėl to, kad mane sukrėtė tas apokaliptinis vaizdas, kurį aš pamačiau, kai pradėjo masiškai kirsti Rūdininkų girią. Išmiškinimo mastai sunkiai suvokiami protu. Vietos, kurios buvo 5. pagal dydį miško masyvas, kuriuose buvo gausu grybų ir uogų, žmonės iš visos Dzūkijos, iš visų apylinkių važiuodavo į Rūdininkus grybauti. Pats esu pririnkęs 3 didžiulius 50 litrų maišus baravykų būtent toje girioje, kurią dabar niokoja dieną ir naktį. Kai prasidėjo tas projektas, kai sužinojau žinią, kad ten bus poligonas, mes dar neturėjome organizacijos, neturėjome girių inspekcijos. Aš kaip pilietis kreipiausi raštu į apsaugos ministeriją. Man buvo pateiktas atsakymas, kiek ten ploto planuojama iškirsti. Tai pagal pirminius planus buvo planuojama iškirsti apie 1500 hektarų, plus infrastruktūra keliai. Dabar šis projektas išaugo į karinio miestelio statybą. Vietinių gyventojų teigimu, Rūdininkuose girioje, girios vidury, įsivaizduokit, statomas Šilutės dydžio miestas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokie karinės infrastruktūros projektai yra būdas, kaip urbanizuoti miško masyvus, juos sufragmentuoti ir išeksploatuoti mūsų visų turtą. Nepamirškite, kad miškai, valstybiniai miškai yra mūsų visų turtas, mes esame bendrasavininkai. Žmonės pamiršta tai. Urėdija, kuri vykdo eksploataciją, galimai neteisėta, yra tik tai prižiūrėtojas patikėjimo teisė. Jūs man pasakykite, ar jūs pasitikite urėdijos veikla? Nepasitikim ir mes, dėl to ir mes ir dirbame. Mūsų savanoriai visoje Lietuvoje stebi miško kirtimus, mes kiekvieną dieną gauname pranešimus apie vykdomus kirtimus visoje Lietuvoje. Paprasčiausiai dėl to, nes nėra alternatyvų. Aplinkos apsaugos departamentas neatlieka efektyviai funkcijos atlikti monitoringą, stebėti kirtimus. Niekas neklausė kirtikų, išmiškintojų, kur jų leidimai, ar jie vis dar galiojantis, ar jūsų technika atitinka svorio ribojimus. Dėl to tai turime atlikti mes, visuomenė. Ir dabar yra tas laikas, kai mes turime ginti viešą interesą, nes jeigu mes uždelsime, paprasčiausiai nebebus ką ginti. Dėl to kviečiu domėtis ir pasiekti mūsų veiklą VŠI girių inspekciją, galite rasti socialiniuose tinkluose. Taip pat, jeigu jaučiate prasmę paremti mus, tai mums labai svarbu, kad galėtume vykdyti stebėseną ir monitoringą, kreiptis raštais į institucijas, kelti teisinius precedentus. Šiuo metu turime ir teisinių bylų su ta pačia urėdija. Tai irgi kainuoja ir pareikalauja labai daug energijos ir laiko. Dar pabaigai grįžtant prie Rūdininkų. Nesenai prieš porą savaičių bandžiau nuvykti į Rūdininkų girią ir įvertinti situaciją, kokia jinai yra dabar. Ir aš atvykęs prie įvažiavimo į Rūdininkus, kur pasitikdavo paukščiai ir nuostabūs medžiai, pamačiau šlagbaumą ir naujai pastatytą daugiaaukštį pastatą. Ir plynės iki horizontų. Prie šlagbaumo paliktas grafikas, kada vyksta kovinis šaudymas. Kovinis šaudymas dabar pagal grafiką vyksta kiekvieną mielą dieną. Nuo 8 iki 10, kartais iki 12. Kovinio šaudymo metu lankytis poligono teritorijoje draudžiama. Reiškia, 20 000 hektarų miškas yra atkirstas nuo visuomenės.
padėtas ženklas, kad net fotografuoti poligono teritorijoje draudžiama. Ką tai reiškia? Reiškia, miško masyvas prarastas ir tam tikros suinteresuotos grupės gali jame daryti ką tik nori, be jokio poveikio aplinkai vertinimo. Kadangi jiems šitas pavyko labai sklandžiai, Rūdininkų atveju tą patį schemą planuojama perkelti į Kapčiamiestį. Pradžioje Rūdininkų giria buvo akcentuojama projektas, kad jis bus atviras visuomeniai, visuomenė galės lankytis, gamtai nebus žalos, kai kurie gamtininkai netgi teigia, kad čia bus nauda. Taip, išmiškinimas labai naudingas gamtai ir netgi žemės permalimas iki smėlio, tai čia yra sunkiai protų suvokiami argumentai. Todėl turime padaryti viską, ką galime, kad tokie karinės infrastruktūros projektai nebūtų vykdomi skubos tvarka, kaip tai vyksta dabar. Šiandien, bet kuriuo metu tas įstatymas gali būti priimtas. Ir aš labai dėkingas kiekvienam iš jūsų, kad jūs atvykote čia, nors mūsų nedaug, jūs esate kaip Lietuvos druska, tie žmonės, kurie jaučia vertę ir prasmę čia būti. Ir tai yra labai svarbu, nes daugelis bijo būti pavadinti vatnikais, daugelis bijo būti pavadinti priešiškais valstybei, nors mūsų judėjimas gimė iš meilės šiai šaliai ir miškui. Ir džiaukimės pavasariu ir pasistengime, kad būtų kitaip. Ačiū labai.